Ar esi girdėjęs apie Wolverino steką? Jis susideda iš TB500 ir BPC157, padeda su polimerizacija, tai yra ląstelių judėjimas ir atsinaujinimas. Angiogenezė – toks nuostabus žodis, kuris reiškia naujų kraujagyslių gijimą. Geresnį kraujotaka, greitesnis traumų gijimas. Mažina uždegimus ir oksidacinį stresą. Uždegimas – faktas, procesas gijimo daug ilgesnis. Dėl naudojam peptidus, kurie mažintų uždegimus. Palaiko kamieninių ląstelių migraciją į pažeistą audinį. Vėlgi, dar greitesnis gijimas. BPC157 labiau veikia sąnarių, raiščių, kietų audinių gijimui. Padeda su kolagenų sinteze, tai reiškia daugiau kolageno audiniuose, kas faktas dar pagreitins gijimą. Slopina uždegimus, pagerina kraujotakos sistemą, sąveikauja su azoto oksido sistema, kas faktas pagerins kraujotaką ir visą gijimo procesą. Vis dar tai išlieka labiau kaip biohackerių arba tyrinėjimo chemikalais, todėl būk atsargus. Jeigu turi klausimų, papildų arba sporto temų, būtinai parašyk komentaruose, padėsiu ir atsakysiu, galbūt net sukurdamas filmuką kaip šis. Ir jeigu jau pažiūrėjai iki galo, būtinai paspausk laiką, tai padėsiu auginti man šią platformą į viršų.